Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams ir silpnų nervų žiūrovams. Nerekomenduojame daryti tai, ką pamatysite. Taigi, smagaus žiūrėjimo. Нас не догонят наши, они не слышат это высоко, как нас, и я бегу, как Соник, быстрый я суперсоник, деньги опять звонят, они мои. Думаю, нас не догонят наши, они не слышат это высоко, как нас, и я. Karoče, pristatome laidą, kaip suktis rajone, remia šį projektą, kurių savivaldybė, kiti rėmėjai, Korona, Bobas geriau negu Lambo, Šaibas pirmiau negu Bobas. Nu ir karoče, mėlėka būtų mylėtas. Karoče, šitoj laidoj mes pristatom, ką mes veikiam, kas mes esam, ko mes sukamės gyvenime ir kaip vyksta viskas pas mumis. Jeigu kokių prašymų yra ar panašiai, čia bus apačioj visa informacija, kontaktai, description'e, paskaitykit, arba čia apačioj bus, arba čia dabar, čia bus. Matot? Nu, karoče, čia bus telegramas, bus, karoče, YouTube'as, čia Twitteriukas, agirniai, lizinkai, kada? Gerai, o. Žodžiu, čia kontaktai bus, susirašykite, norės. Dėl klausimų, o čia paštas bus, o dėl kitų reikalų, kibiriukai, visas kitas temos, karai. Va čia. Lauksiu. Užtenka malti šūdo, keliaujame į miestą ir parodome, kaip mes sukamės. Sveikas, Davidai. Здорово. Girdėjau, norite patekti į mūsų UAB Greiti pinigai? O tai žiūrėkit, Davidai, o tai ko jūs užsiemate? Ну, laisvalaikiu šiaip užkūriu grindis, CC, karoči, dama, karoči, žinai, nu kaip ten, karoči. Ai, biški. A tai jūs dabar čia gal įpisė, kad jūs taip slogojat? Tai ko jūs taip slogojat? Nerodyk. O tai ko jūs taip slogojat, Davidai? Tai žiūrėkit, o laikrodukai iš kur jūs gavot? Tai iš UAB Greiti pinigai tokį parūpina, visai, nu gerai. O tai ką manote apie mūsų kompaniją, kodėl būtent pasirinkote mumis? Nu, tai jau priima kompanija, pigios kainos, greit privežimus, normali kompanija. Tai dėkui, Davidai, už interviu. Susisieksime mes su jumis, kai turėsime rezultatus, norite patekti pas mumis. Gerai, man karočią, o kada pravėsim šį interviu? Ką pravėsiu? Kokius pinigus? Nėra jokių pinigų. Mikrofoną paimsiu. Duok mikrofoną. Mūsų įrangos neliesti. Prašyčiau neliesti mūsų įrangos neliesti. Prašyčiau, Davidai, raminkitės. Raminkitės. Rimtas, darbo, Davidai. Rimtas, susisiekite, per 3 darbo dienos. Telegramas. Tai headquarter. Davidai, kaip pirmas uždirbas? Pažiūrėk. A kiek uždirbas? Ką, žinai, kiek vienas. Tam banglas, kurva. Matai, banglas, kurva. Mama pinigų turėjo. Kokia mama uždirbo? UAB Greiti pinigai. Prizūmim. Seniai gal trusikų? Pirma alga. UAB Greiti pinigai tarnaujasi. Kad reikėjo šaibų turėsi, plaukus palos nematysi. Nusipirkai? Žiūrėk, op. Susukite? O, skolas galėsi grąžinti. Kokį? 6 eurų šiam už kebabą. Ne to veiksams. Draugui paskui. Pasas. Tarnas. 6 šiam skolas. A kortelę priėmė. Ne, priėmu. Tu dauns. Kas rajone kortelį to priėmu? Nu tai kus, kurva, 25 metai, kurva, dažniau.
Taigi mokesčių VMI inspekcijos. Paryž. Pažiūrėkite rajoną, tikriausiai pažiūrėkite. Dabar iš sporto direkto pirtą, paskui iš Niujorkerio. Pažiūrėkite, pakėlė žaibą. Turi mylėti, kad mylėtų. Turi jausti, kad jaustų. Turi gerbti, kad bibi pačiupa. Kokia nuomonė? Kūlės išmes po to profilis, įdės tą Sudensi ar mučiu vienoj. Žiūrėk, Karoče. Varom biškį pagurkšnau, kažkas laipsnis pasiimt, žinau. Kiek laipsnį imsi? 0 gal? Tik tais pas mane, kad... Tai žodžiu... Vandenį? Oi, prie kokią vandens alaus gyvino. Varom biškį, išgėt visin, kažką suprasit. Aliuką pasiimt. Kaipas nekil, jeigu procentų kūnė nėra. Alkoholikas, alkoholį. Dantį mat, Davai, daryk, daryk. Pasidaris, bet... Daryk. Silpnom, kur įžalom, nusipirkti. Tokį reikim. Daryk, nu. Įstoti. Bet aš dantį moku. Kaip tu čia darai? Pasėlį, Karoče, Kurva. Savai, putam, gerk. Eik, nu, kuro pats gerkos, netos. Savai. Geri procentai. Eigiam papyzdin mašiną. Karoče, einam pašert pidisioką, karoče, gražiai grojančiam bachūrui. Einam. Bombė. Literaliai bomba būdga. Gerą darbą padarytą. Tokia bomba. Gerą darbą padarytą. Ką čia prižiūri? Baranov. Nu ką, laikas biški prasukti biznio. Dovydas eis pirkti prekės. Žinai, kas man stunks? Vyžnių. Ar tik darysi? Na, darysi. Darysi? Sakiau, pasigausiu stogu. Užteks malti šūdo mieste, barme prie atsiliepimų. Sveikas, Martynai. Ką pirkote iš mūsų? Naują telefoną Xiaomi 10 rūpina už gerą kainą, už stolniką vieną. Sakė, praeit savininkas nepasigėda, tai ramu. Tai, o žiūrėkit, o telefonas, būklė, visą. Visiškai naujas, visą SIM kortelę netgi gavau su dėkliuku, žiauriai prabangiu, ten kur lankstas taiso gražiai. Žodžiu, viskas kaip nada. Ačiū, Martynai. O žiūrėkit, aš turiu dar jums vieną klausimą. O kodėl būtent pasirinkote mumis? Nes pas juos kainos geriausios ir niekada klausimų nėra. Dėkui už pokalbį, Martynai. Turite kokių žodžių dar? Tai Karoče, Šiauliai valdo, seniai Šiauliai valdo. Dėkui, sėkmės jums. Sveiki, intervistas iš Karoče, greiti pinigai. Sakykit, ką pirkot? Pasiėmiau pirdą, nusipirku Karoče mocą. Karoče yra rakteliai kaip įrodėms. Daba ne sezonas, daba biški kaip matot sniega yra. Nu. Tai daba nevažinėjau, duslė, kiaura biški. Kur čia tas sniegas?
Nesakykit. Nu, tai žodžiu, dūslę keurą pats pradūrius atsuktų, nes užpisa nakai. Durnius. Pardavė gerą, iš tikrųjų šiaip labai džiaugiuos. Už kiek pirkot? Sumokėjau štuką 6, biški permokėjau, neslėpsiu, bet galiu pasakyti, kad būčiau davę štuką 4 geriausiu atveju, nu, bet pasilikit tos arbatpinigius. Nu tai karočią, o kaip pristatėm? Jums patiko mūsų mašinistai, dušmanai. Geras mašinas. Galiu pasakyti, kad biški plasmasė ten mačiau. Kokia plasmasė? Pagranit. Ne, šiaip man labai patiko pristatėms ir labai gražiai pakuota buvo, yra tie paminkštinimai visur sudėti, žinai, dušmans atėjo, paspaudė ranką, žinai, padavė raktelius, gražiai išvarė, žinai, pastatė, žinai, nu, pabazarinom biškį, patraukam. Nu, linkėjimai dušmanai, kaip sakant, karočią. Nu, tai kaip, jūsų paskutinės nuomonė? Nuoširdžiai? Nu, žinot, ką sakyti. Tai vertinu labai gerai, iš tikrųjų, man labai patiko ir pristatymas, ir kokybė, ir bendravimas, ir pristatymo laikas, nes gavau labai greitai, užsakiau balandžią, ten pradžioj gavau balandžią pabaigoj, tai palyginus labai greitai, nes vežė ten per pusę pasaulio ten, žodžiu, tai žiauriai gerai, tikėjaus, kai iš kiniečių gausiu, bet gavau. Iš Latvijos vežė. Iš Latvijos, iš Latvijos, iš kokių vokiečių, ką aš... Ar pirktumėt dar kartą? Nu, jeigu biškino laidėlę gaučiau kaip klientų, žinot. Nu gerai, nu tai dėkojam šitam asmeniui, dėkui iš interviu, tikėsimės, kad pirktumėt dar dažniau ir... Pirksiu. Tai ką? Dėkui, Šaika. Tai turim mes UAB Greiti pinigai įkūrėjus. Tai sveiki šiandien. Zdarova, patsanai, zdarova. Tai karočią turim šiandien klausimukų šitiem dviem veikėjam. Kaip jūs sumastėt įkurti UAB Greiti pinigai? Matot, mumis, karočią, išdavė, tokie patsanai, karočią. Mes mėtėm, karočią, dūmus, ne, karočią, mumis pridavė, karočią. Nu, iš žodžių mastom, karočią. Blet, jau zaibali, čia tam rajonį, trintis, ką čia? Trintis, be šaipo, čia yra huine. Tiesiog, totali huine. Mes tiesiog, karočią, nusipirkė kaip pirmą mašiną, legendinį E39, nusipirkom. Ir sakom, davai pakeliam eurų. Ir karočią, viskas prasidėjo nuo to, karočią, kad mes manėm iki karočią Kuršėnų, ne? Karočią, numanėm iki Kuršėnų ir ten, karočią, pasiėmėm laikrodukų, pasiėmėm ragelių, karočią, viską, ten biškį papysinom, išatų, karočią, biškį baldų. Nu, karočią. Nu gerai, supratau. Ar tiesa, kad jūsų šūkis komandos yra mylėk, kad būtų mylėtas? Nu, čia yra tiesa, ar ne taip, Lukai? Tiesa, tikra tiesa. O, vat pavyzdžiui, į ką jūs pasižiūrite, į kokį didesnį asmenį? Mus motyvuoja Ainis, jis yra pasakęs, no money or big money. Tas motyvuojantis, toksai cikt, kuris motyvuoja judėti rajone. Lietuvos gyventojai vat labai pavyzdingi. Ar sunku buvo įkurti kompaniją? Oi, seni. Čia geras klausimas, iš tikrųjų, sakau, buvo lengva, karočią. Žodžiu, viskas prasidėjo nuo to, kad, karočią, buvo tokia įmonėlė, karočią, kurie irgi ten bandė kažkur, bet tai jie duhai buvo totalus. Ir mes su Lukiu, karočią, nuvarėm jų būstinę, karočią, pistų, nudūrėm plendirką. Ir, karočią, seniai nudūrėm tą dirką, nahui, ir, karočią, sakom, vse, nahui, čia mūsų UAB Greiti pinigai. Nu tai ką, dėkui iš interviu tada. Sveiki. Turiu porą klausimų, karočią. Pirmas klausimas. Ką pirkot iš mūsų kompanijos? Nu, ble, Dragix antrą. Aha, už kiek pirkot? Už 30 eurų. Ar džiaugiatės savo pirkiniu? Taip, džiaugiuosi. Gerai. Kaip vertinat mūsų mašinistų sistemą? Kaip atvežė jums prekę ir viskas patogiai? Biški hujovai, per ilgai užtruko. Žiūrėk, žodžiu. Normaliai. Jo, karočią. Gerai, ar pirktume daugiau? Jo, būtinai. Ar patogios kainos? Jo.
kiek vertinat mūsų kompaniją? 90. O kodėl ne 10? Nes pristatymas per ilgas. Per ilgs? Gerai. Supratau tada. Dėkui. Viso gero. Sveikas, Kristupai. Žiūrėkit, jūs nusipirkote iš mūsų ką? Ką huijaniausia Rolexą, ble. Geriausia visam mieste, vienintelį tokį Šiauliuose. O tai žiūrėkit, kaip jums laikrodukas patinka? Nu, man asmeniškai nėra skirtumo. Pečiolė man patinka. Visos kelnes man iš karto. O kodėl būtent pasirinkote mumis? Jūs pasirodys vienintelį rajonai Bierkai, ne? Kur vienintelis jūsų Maybachas pirko savo ekspenštą. Dėl to ir pirkau jūsų. Bet žiūrėkit, mes irgi bendradarbiavom su Viršila ir jo laikrodukais. Viršilas ir jos laikrodukai, ne? Aš mergom fiziokas. Man reikia rimto dalyko. Man reikia, kur galėčiau mušt moteris tokį. Mes tą patį pagalvojame, tai todėl nusprendėme nustoti dirbti su Viršila. O kodėl būtent sutikote daryti šitą interviu? Nežinote, aš noriu pranešti visiems žmonėms, kaip reikia būti vyrku rajone. Ir va, bendradarbiaujant šitą kompaniją, tu pasikeli savo vyrkatūros lygį. O tai žiūrėkit, kuo mes išskirtiniai? Kodėl jūs nepasirinkote, pavyzdžiui, kokį kitą žmogų, kitą įmonę? Nes į visas kompanijas, kur nuėjau, dirba visi ryžiai. O sako, kai išrižų pirksi, pinigai dings. Nu, pasimis vienintelį juodą plauką. O žiūrėkit, o kaip jums mūsų darbinis transportas? E39, E38? Nu, visas achujenai tik pritrūko vieną. Reikės pasiruošti, jau 6 pritrūko viso. O gal norėtumėt kažkada pravažiuoti su mūsų transportu? Aš norėčiau, mačiau, pasiimti sekretorę, yra gera. Aš norėčiau, kad... Dėkui, Kristupai, iš interviu. Taip pat dėkui rėmėjam. Lambo geriau negu boba, Korona, alus ir pagrindiniam rėmėjai Šiaulių savivaldybė. Dėkui, kad buvote kartu su manimi ir žiūrėkite visą šitą laidą. Davai! Pagal galimybės, prašau parodyk šou realybės, kur aukto asmenybės. Nereikia laikraščių, padėk žurnalus, kaip gyvenas iš arčiau. Pamačiau. Letgi šalt. Gatvės krūmynuose nepasislėpsi, rimais prislėgsiu, tavęs nemėgstu, vos pamatęs bėgsiu nuo manęs, nes dėsti tiesą kaip elektrą krėsti, visi aplink sukrėsti. O aš ramiai savo krėslę. O kokias barbės, vėliau stoty įsidarbins, kiek jas garbins. Kol baigs po to darbis. Keičia pilnatis, sveika mąstymo tolynų viskas, antras kaip viskas, trečias išmuštas dantis nereikalingas ir neprigis nebent porą centų. Po pagalvę transliuoju tiesiai iš rajono centro. Nei vieno abstinento, nulis absolventų. Nei vieno, kuris gailėtųsi, jei bobai trenktų.